metų jie groti mokėsi iš tėvo, vėliau pats grojo vairias išgirstas melodijas. Šiuo instrumentu grojo ir jo brolis, o motina ir sesuo skambino gitarom. Jaunystėje daug grojo šokiuose, gegužinėse, giminių susibūrimuose, krikštynuose, vestuvėse. Pastaraisiais metais muzikantas groja Kazimiero Streikaus vadovaujamoje Utenos rajono neįgaliųjų draugijos kapeloje Vyturiai. Su šiuo kolektyvu koncertuoja įvairiuose miesto rajono renginiuose, dalyvavo televizijos laidoje Duokim garo. Prašom.